Kurį mes norime dabar padaryti. Kaip matote, čia yra pakankamai nemažai kamerų. Ir mes iš tikrųjų norime, kad jūs, va šitiem žmonėm čia, tiem žmonėm, kurie mato jūs Facebook'e, kurie matys paskui įrašus, pažadėtumėt tai, ką jūs padarysite. Mes tai įrašui, kai dar kartą primenu, ką jūs padarysite, jeigu jūs busite išrinkti į Seimą. 3 pažadai. Turite mažiau? Pagarba, 1, bet geras. Tai gal kad tradiciškai mes pradėsime nuo kairės pusės į dešinę. Čia beje, ne pagal politinės pažiūras, aš supratau. Šiandien ką mes žadam, Lietuvos liaudies partija, tai kad visada balsuosime už savo pažiūras. Pirma, mes prieš pabėgėlių kvotas. Nes mūsų šiandien tiek daug išvažiavo, kad mes šiandien atvirom durim primam visų, kas tik nori, aš jūsų klausiu. Ar Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, ar visų norinčių čia gyventi ir kiek čia dar tilptų? Antras, mes visada už tradicinius vyrų ir moterų santykius, nes mes sakom, kad vyras plus moteris lygų vaikai, nes jeigu pasirinksim kitaip, mirties kultūrą atsineša. Atneša mirties kultūrą. Trečia, Lietuvos žemės ūkio žemė priklauso Lietuvai, jos nėra nei daugiau, nei mažiau, pasaulis didelis, žmonių daugėja ir jos neužteks visiems norintiems. Tai statyti 47 Konstitucijos straipsnį, kuris buvo priimtas 90 metų spalio 25 referendumu. Ačiū labai. 3 pažadai. Asmeniniai. Asmeniniai, nes aš manau, kad vis tik tai, kaip ir sakiau prieš tai, manau, kad praėjo partijų ir ideologijų laikas, kad iš tikrųjų mes balsuojam už žmonės ir aš pati visada balsavau už žmonės. Ir aš galiu pasakyti tai, ką aš galiu padaryti, tai, ką aš noriu padaryti ir dėl ko aš apskritai pasiryžau lipti į šitą velnio galerą. Nes negaliu matyti, kiek žiauriai daug yra smurto, negaliu matyti, kiek žiauriai daug yra skurdo ir savižudybių ir patyčių. Ir kaip prašiau, tokiam žiauriam straipsnį, jeigu per metus mes sugebam Lietuvoje nužudyti arba nuo nepriežiūros numiršta 300 vaikų ir paauglių iki 19 metų Lietuvoje. Tai yra tai, ką aš ir ateinu pakeisti. Aš įdėsiu visas įmanomas pastangas, kad pagaliau Lietuvoje iš tų papirų fragmentų būtų suformuota normali, aiškiai, sklandžiai, matematiškai kaip algoritmas veikianti pagalbos ir paslaugų šeimoms sistema, kuri apimtų šeimos, kuriuose auga negalio turintis vaikas, kuri apimtų šeimos, kuriuose yra senjorai, kuriems reikia priežiūros, besiskiriančias šeimas, nepilnas šeimas, kitokias šeimos, kurios kažkodėl nervuoja dalį visuomenės. Aš esu iš tos tradicinės šeimos, 18 metų santuokoj, kuri buvo sudaryta bažnyčioje, gyvenu su tuo pačiu vyru. Ir mano šeimai jokios grėsmės nekelia kitokios šeimos. Aš tik noriu, kad Lietuvoje visos šeimos gautų realią paslaugą ir pagalbą ir tai, ko joms reikia. Tada, kada joms reikia, mes nebeturėtumėm, noriu panaikinti, bet tą mechanizmą, kuriant tą raudoną liniją. Čia yra socialinės rizikos šeimos, tai tipo blogi lūzeriai, ar kaip ten Dagys dar jos vadino, ir čia yra tos normalios, tos geros, kurioms nieko nereikia. Visoms šeimoms būna skirtingų laikotarpių, kai joms reikia bendruomenės pagalbos, nevyriausybinio organizacijų, valstybės teikiamos pagalbos ir paslaugų. Tai jeigu man pavyks vis tik tai gauti tą mandatą, tai aš žinau, kad pakankamai daug kolegų ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungoje ir žmonių, kurie yra kitose partijose, taip pat noriu, ko noriu ir aš, kad šeima pagaliau realiai Lietuvoje būtų įgalinta rūpinti savo vaikais ir mes nebeturėtumėm kasmet 1000 teismo nutarčių dėl vaikų iš šeimų paėmimo. Ačiū labai. Kaip jau ir minėjau, savo pažadų nekeisiu, tai pirmas iš pažadų, jeigu bus išėmęs Lietuvos Respublikos Seimą, tai bus viešo sektoriaus optimizavimas, nes manau, kad biurokratų yra žymiai per daug, emigracija didėja, o viešame sektoriuje žmonių vis daugiau dirba, nors administruoti gyventojų problemas reikia vis mažiau pajėgumų, nes tų pačių gyventojų yra mažiau. Antras dalykas, tai yra verslumo skatinimas, tai visos mokesčių sistemos pakeitimas. Neapmokestinimo pajamų didinimas yra svarbu labai, minimalios algos kėlimas, mokesčių mažinimas gyventojams iš darbo pajamų, nes dabar pagrindinė yra apmokestinimas dirbantis žmogus,
daugiau mokesčių reikia surinkti iš taršos, iš turto perteklinio. Taipogi sveikatos sektorių reikia keisti. Trečias punktas. Įvesiu su savo partijos kolegomis tikrą draudiminę medicinos modelį Lietuvoje. Tai yra belgiškas pavyzdys, kur žmogus turi savo draudiminį medicinį krepšelį, kaip ir studento krepšelį, ir kur gali savo gauti sveikatos paslaugas, tai nesvarbu privatus ar viešas sektorius. Ačiū labai. Pradėčiau nuo dvigubos pilietybės, nors daug kas sako, kad tai yra neįmanoma, tačiau aš buvau vyr-derybininko pavaduotojas, aš 16 metų dėrėjausi dėl mūsų stojimo į Europos Sąjungą, daug kas sakė, kad tai neįmanoma, mes tai padarėme. Ir įstojome ir į NATO, ir į Europos Sąjungą. Tai dvigubos pilietybė bus labai sunki, bet mes tai padarysim, tam reikia partijų sustarimo. Antras punktas, čia Rusas neteis per 4 metus ir Amerikos čia bus žymiai daugiau, nes nėra turbūt tokio žmogaus, kuris tiek gerų ryšių turėtų kaip aš, šiuo metu ir su kairiaja, ir su dešiniaja pusė. Aš padarysiu viską, kad amerikiečių čia būtų 3-4 daugiau, o Rusas čia gausis nežinau. Ir paskutinis punktas, kaip užsienio reikalų ministras, jeigu pavyks, padarysiu viską, kad ukrainiečiai ir kiti šiuo metu kovojantys už laisvę būtų apsaugoti ir jiems būtų suteikta narystės perspektyva Europos Sąjungoje ir kas prašosi į NATO, į NATO. Mes turime susikurti šitą buferį, kad Rusas ten ir paskęstų. Ačiū labai. Replika. Mes Europos Sąjunga, mums reikalinga sava kariuomenė, Europos Sąjungos kariuomenė, o ne NATO. Vienas dalykas. O iš principo aš laikausi mano kolegų nuostatos. Mano pagrindinis tiklas irgi su kolegom atkurti teisingą Lietuvą. Tai vienas dalykas. Tuo pagrindu atimti pusę finansavimo ir atiduoti vidaus reikalų ministerijai. Ir aišku, kada mes atkursime teisingumą ir sukursime socialinį saugumą ir fizinį saugumą, mes galim kalbėti apie tai, kad mes įtrauksim savo lietuvius į savo kraštą kartu su globalios Lietuvos strategija. O tai eina į dvigubą pilietybę, ir apygardos, ir užsienio reikalų, išeivijos reikalų ministerija prie mūsų visos bendros struktūros. Ačiū labai. Tautininkų siekis yra tautos gerovė. Apie kokią tautos gerovę gali eiti kalba, tai yra bene didžiausias skirtumai tarp daug uždirbančių ir mažai uždirbančių. Apie kokią tautos gerovę eina kalba, jeigu klesti korupcija ir kišininkavimas ir pagal pažintis veikiantis biurokratai. Tai kol nebus teisingumo, tiek socialinio, tiek pilietinio, tol nebus tautoje ramybės, tol nebus taikos, ir tol negalės tauta vystytis. Ir tuomet tik tai galėsim kalbėti apie emigracijos sustabdymą, jeigu šitie dalykai bus sutvarkyti. Kitas dalykas tai yra, kaip aš ir minėjau, turi būti prioritetas tautos stiprinimo. Tai yra ir gimstamumo pagalba, kad didėtų gimstamumas, pagalba šeimoms ir antras susigrąžinimas savo tautiečių, kurie pati, sakykime taip, pakankamai imli, pakankamai darbšti tautos dalis dirba dėja ne savo valstybėje. Ačiū labai. Na štai mes turime nufilmuotus pažadus po 4 metų, galbūt ir anksčiau pradėsime sekti, kaip sekasi juos įgyvendinti, ir manau, kad sekantys rinkimai bus labai įdomus. Galėsime tiems, kurie ateis čia vėl, parodyti, kaip tai vizualiai atrodė prieš 4 metus, ką pažadėjote, ir gal pateiksite ataskaitą. Ačiū labai kandidatams, ačiū labai jums, kad susirinkote. Žinoma, tokie debatai turėtų vykti ne vien tik tai prieš rinkimus, tokie debatai turėtų vykti nelikus vienam mėnesiui iki rinkimų. Politikai turėtų rasti laiko, kada ateiti, susitikti su jaunimu ir pasišnekėti. Atsakyti klausimus tada, kai jie jau faktiškai turi savo valdžią rankoje, ir tada pasakyti, o kodėl tas nevyksta, ar tas nevyksta, ar tas nevyksta. Manau, kad tai yra sekantis žingsnis, šitie jaunuoliai dar ne vieną tokį dalyką padarys ir pakvies jūs asmeniškai. Taip pat noriu priminti kandidatams. Beje, jeigu turėsite progą, atsiverskite statistiką ir pažiūrėkite, kiek žmonių potencialiai šiais metais pirmą kartą
dalyvaus rinkimuose.